Sveiki, šiandien dar vienas puikus vasaros savaitgalis, kurio metu mes keliausime į Vokietiją. Kodėl? Todėl, kad bilietai kainavo vos 29 litus į vieną pusę vienam asmeniui. Dabar einame išsikeisti pinigų. Šioje kelionėje dviese su operatoriumi pabandysime prasisukti už 300 litų, iš kurių vos 110 litų išsikeisime į eurus. 30 eurų. Turtingi, ne? Vykdami į egzotinius kraštus, tenai nesigundykite pirkti įvairių daiktų, kurių negalima vežtis į Lietuvą. Vilniaus oro uoste stovi lentynėlė, jų pavyzdžių. Pagalvok prieš sumokėdamas už kažkieno mirtį. Šiandien yra pirmasis Wizz Air aviakompanijos skrydis į Dortmundą iš Vilniaus. Todėl šią progą Vilniaus oro uostas vaišina keksiukais. Po 2 valandų skrydžio nusileidome Dortmundo oro uoste. Oras visiškai kontrastingas ir skiriasi nuo Lietuvos. Lietuvą palikome visiškai karštą, o čia +15 ir lyja. Kadangi Dortmunde nėra ką veikti dėl to, kad tai yra visiškai pramoninis miestas ir lankytinų objektų čia nelabai surasime, todėl dabar važiuosime iki traukinių stoties ir iš ten judėsim iki Düsseldorfo, iki turistinio miesto. Turim mažą bėdą. Bilietą dėl to, kad kiekvieną kartą bekišant kortelę, ją grąžina atgal ir nepriima atsiskaitimo. O traukinių šitoj stoteliai nėra jokių kasų, reikia tik iš automatų pirktis ir net kiti žmonės mums negali padėti ir nežinau, kaip nusipirkti bilietą iki Düsseldorfo. Reikės kažką bandyti, gal reikės pereiti į kitą pusę, pabandyti nusipirkti, ne? Nežinau, aš dar pabandysiu. Nu, aš nieko nesuprantu, kaip nusipirkti bilietą. Sumokėjom grynais pinigais iš tų savo 30 eurų, kuriuos turėjom. Tikiuosi, kad tiks. Ne. Vykome į Düsseldorfo stotį. Dabar mums reikia susirasti savo hostelį. Mūsų autobusas 725. Viena moteriškė mums nurodė, kaip iki jo nueiti. Sakė, lengvai surasim, buvo jau lyg ir matau tą stotelę. Ir važiuosim iki viešbučio. Viešbutis rašo, kad vos 3 stotelės ir mes jau prie pat.
Atvykom į hostelį. Registruosimės į kambarį, už kurį mes mokėjome 19 eurų. Negaliu atskaityti kortelę niekur Vokietijoje ir nesuprantu, kas darosi. Arba pas mane neužtenka pinigų, arba kažkas tokio, nesuprantu, kas yra. Jau antras kartas, vieną kartą buvo stotyje, kitą kartą dabar čia hostelėje ir vėl aš negaliu atskaityti. Turim mažą bėdą, nes grynųjų turim tik tai 4 eurus. Negalėjom susimokėti už traukinio bilietą, todėl mokėjom grynais pinigais, kurių turėjom vos 30 eurų. O dabar negalėjom atskaityti niekaip kortelę. Ir nežinau, ką reikės daryti. Bandėm ką tik dar 3 kartus atsiskaityti su savo kortelė ir nepavyko nes viena to padaryti. Nesuprantu, kieno čia yra bėdos. Dabar pabandysim nueiti į kokią nors kebabinę ir prieš perkat atsiskaityti su tą kortelę. Jeigu pavyks, tai žinosim, kad čia kaltas yra viešbutis. Šalta, pinigų neturim, nakvynės irgi neturim, kartais lyja, norim valgyti, atsiskaityti su už nieką negalim. Nežinau, kas šis to Vokietija daros. Ieškoti kebabų. Kebabuose atsiskaityti negalėjom. Tai nuėjom į supermarketą, kuriame nusipirkom už 3 eurus įvairių maisto produktų ir bandysim suregzti dabar kulinarinę laidelę, kaip už 3 eurus pramisti 2 žmonėms. Į verdantį vandenį sudedame plonus makaronus. Plonus pasirinkome todėl, kad jie labai greitai išverda. Jiems išvirti pakanka vos kelių minučių. Tuomet į įkaitintą aliejų suberėme kukurūzus, juos paskaniname kariu ir pasūdame. Paragaujame makaronų ir įsitikinę, kad jie jau išvirė, nukošiame juos. Kai kukurūzai jau apkepė, įmušame kiaušinius, juos gausiai paskaniname kario prieskoniais. Kiaušinius maišome tol, kol jie susigabaluoja. Kai tai vyksta, į keptuvę sudedame makaronus ir juos pakepiname. Viskas paruošta. Skanaus. Bandėm atsiskaityti su 3 kreditinėmis kortelėmis, dabar yra vėlus vakaras, nieko nepavyko. Liepia laukti, kol rytoj atvyks bosas į šį hostelį. Dabar einame į supermarketą, kadangi matėme, jog hostelyje vyksta šioks toks šurmulys, čia bendrauja žmonės, tai pabandysim pasižiūrėti, kaip ir visad, kuris alus yra geresnis, lietuviškasis ar vokiškasis. Kartu iki supermarketo keliaujame su savo naujoju bičiuliu iš Čilės. Nuo 8 iki 10 valandos pagrindiniai supermarketų įėjimai šiame mieste yra uždaromi, todėl mes turime apeiti kažkaip aplinkui. Bet kodėl taip reikia daryti, aš nesuprantu. Už 8 butelius alaus sumokėjome 5 eurus.
Sėdim savo hostelėje, gurkšnojam alų ir bendraujam su savo naujaisiais bičiuliais iš viso pasaulio, iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Kanados, iš Čilės, iš Didžiosios Britanijos ir iš Ispanijos. Labai smagu. Man čia patinka. Šiandien mūsų antroji kelionės diena. Pagaliau pavyko apsimokėti už hostelį. Pasirodo, jie nebuvo įkišę laidoje aparatą. Dabar eisime apsižvalgyti po Düsseldorfą. Labai noriu pakalbėti apie tvarką Vokietijoje. Čia yra daugybė taisyklių. Visur, kiekvienam kampe, ant kiekvienų durų yra užrašytos taisyklės. Hostelyje, nors jis ir skelbėsi, kad yra visiškai be taisyklių ir čia turėtų žmonės jaustis itin jaukiai, bet jūs gausite baudą, jeigu jūs nepasivilksite patalynės, jūs gausite baudą, jeigu jūs marihuaną vartosit, jūs gausite baudą, jeigu rūkysite prie hostelio išėjimo, jūs gausite baudą, jeigu jūs trukdysite kaimynams miegoti, taip pat jūs gausite baudą, jeigu jūs neišmesite savo šiukšlių po viso apsistojimo. Ir taip toliau. Čia taisyklės yra visur ir jų labai reikia paisyti. Mums taip pat papasakojo istoriją, kad vieną kartą šitam hostelyje lietuvis turistas, kuris dainavo duše, gavo baudą. Ėjom ir priėjom labai keistą statulą. Man iš pradžių atrodė tikra. Esame prie Mediahafen. Tai yra rajonas, kuris Antrojo pasaulinio karo metu buvo visiškai sugriautas, o dabar atstatytas ir netgi labai įspūdingai. Kiekvieną vakarą čia susirenka daugybė žmonių, tam, kad galėtų prisėsti kurioje nors kavinėje arba restorane. Tvarka šiame mieste tiesiog stebina. Čia nerasime nei vienos nuorūkos, nei vienos paprastos šiukšlelės. Atrodo, kad kažkas kasdieną nuvalo netgi šitų turėklų stiklus. Labai įdomiai išpuoštas namas su žmogeliukais, o kitas namas atrodo lyg pastatytas iš Lego kaladėlių. O čia yra viešoji biblioteka. Žmonės ateina, pasiima knygų, sėdi parke, skaito, o paskui jas grąžina atgal. Can't see very well, but I think the guy's good looking. Šioje aikštėje nuo pat 16 amžiaus yra miesto parlamentas. Čia kiekvieną trečiadienį nuo 3 valandos prasideda nemokami turai. Just 60? Yeah. I think we can take two. Yeah, like one and then we... Okay. Bevaikštinėdami po šią gatvelę mes taip pat suradome ir vietą, kurioje galima užkąsti. Tai yra išskirtinė vien gruzdintų bulvyčių kavinė.
Diuseldorfo centre gatvės prikimštos barų ir ten yra pilna žmonių, bet paėjus vos kelis žingsnius galima rasti visai ramią vietelę, prisėsti ir pailsėti. Ir išgerti šio vandens, o paskui už šį buteliuką jį pridavus supermarkete atgauti 25 euro centus. Ėjom ir priėjom Kionigsalėje. Čia yra gausu prabangių parduotuvių, todėl manau, kad tai yra ne mūsų kišeniai, todėl mes čia ilgai neužsibūsim. Ką tik sutikome kolegą iš hostelio, todėl mes dabar vaikštume ne 3, o 4. Hostelėje prabangos galbūt jūs ir nerasite, tačiau rasite vieną neįkainojamą dalyką, tai naujus draugus, kuriuos sutikote gyvendami ten. Dabar mes su jais einame išgerti alaus ir pasikalbėti. Už draugystę. Kol sėdėjom čia, prasidėjo stiprus lietus, tačiau jis jau, kaip matau, atėjo į pabaigą, todėl mes eisim užkasti kebabo, dėl to, kad kebabas atsirado būtent ne Turkijoje, o Vokietijoje. Būtent Vokietijos turkai sugalvojo šį greitąjį maistą ir jis išplito ne tik visoje Vokietijoje ar Turkijoje, bet ir Lietuvoje. Su mėsa paragauti. Skanu. Bet net negaliu sulyginti su Lietuva. Nes čia visai kitaip padarė. Ką aš žinau, man tai skaniai. Behind movie scenes, behind the movie scene, Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. Trečiosios dienos rytą, išsiregistravus iš hostelio, laikas važiuoti namo. Miela čia buvo ir smagu, bet lėktuvas jau laukia mūsų. Lėktuvas jau laukia mūsų, kaip fainai. Mes vis dėlto jau nebeturim pinigų, net ir tų paskutinių 4 eurų. Turim likusius senus panaudotus bilietus, tai lipsim į autobusą, apsimesim, kad čia nauji. Bet toks stresas iki važiuoti. Tau ne? Man tai stresas, nežinau, man. Dabar einam įstoti ir kadangi mes neturime pinigų, važiuosim zuikiais. Laukti atsibodo, aš bijau, kad mes nenuvažiuosim iki oro uosto, nes neturim grynųjų pinigų, o ten reikės mokėti už autobusą. Važiuojam jau 30 minučių, kol kas be bilieto išsisukom, bet kas kartą, kai vairuotojas kažką pasako vokiškai, labai baisu važiuoti dėl to, kad atrodo, kad ateis kontrolė. Nežinau, nelabai man patinka tai važinėti. Jeigu mus pagautų kontrolė, tai visų pirma mes neturėtume sumokėti tos baudos, tai yra 80 eurų 2 žmonėm.
O antra, tai mes galim pavėluoti į lėktuvą, kuris jau už poros valandų. O jeigu mes nesuspėsim į lėktuvą, tai kitas reisas bus tik po 3 dienų ir mes pavėluosim į savo kitą kelionę į Graikiją. Mūsų nepričiupo, atvažiavom nemokamai. Dabar truputį eilė čia, kol nusileis visi. Kaulyje pinigų už autobuso bilietą iki oro uosto. O mes tų pinigų neturim. Aš nežinau, galim pabandyti įlipti per vidurinės duris. A ne? Susidaro toks įspūdis, kad žmonės eina susimokėti už bilietus, kurie tik tai nori, net ir autobusui pajudėjus. Mums reikia važiuoti tik tai vieną stotelę, tai gal kaip nors čia išsisuksim. Atvažiavom nemokamai saugiai, aš esu be proto laimingas. Kuo greičiau dabar noriu grįžti namo, eiti į koncertą, džiazų, atsigauti nuo įspūdžių gausos ir nuo nervų tampimo. Visiškai pakeičiau nuomonę apie gyvenimą hostelyje. Anksčiau galvodavau, kad ten gyvena tik tie, kurie neturi pinigų, o dabar turėjom vieną galimybę arba už tokią pačią sumą gyventi 4 žvaigždžių viešbutyje Düsseldorfo centre, ar apsigyventi kažkur toliau nuo centro, bet hostelyje. Ir žinokit, visiškai nesigailiu, kad apsigyvenau hostelyje, dėl to, kad tiek susiradom naujų pažįstamų, tiek daug visokių naujienų sužinojom iš viso pasaulio. Nežinau, man labai patiko. Dabar net kažkaip nesinori viešbutį važiuoti kitą kartą gyventi. Ką tik Vilniaus oro uoste pasibaigė dar viena mūsų kelionė, todėl metas susiskaičiuoti visos kelionės išlaidas. Už lėktuvo bilietus į abi pusės su visais mokesčiais mokėjome 24 eurus asmeniui. Už nakvynę hostelyje mokėjome 19 eurų nakčiai, tai yra 38 eurai 2 naktim vienam asmeniui. Taip pat reikėtų nepamiršti ir maitinimos išlaidų. Už maistą mes sumokėjome 11 eurų. Tačiau už transportą sumokėjome vos 12 eurų, todėl kad važiavome zuikiu. Iš viso 293 litai. Kaip ir žadėjome, sutilpome į 300 litų. Ačiū, kad stebėjote mūsų įspūdžius. Susitiksime kitą sekmadienį 13:40 per TV1.